Toksai ankstyvas šiandien. Nesimiega. Kas naktį vis nekantriau aš laukiu ryto, bijodamas, o gal jau neišauš. Ir taip guliu, pakol rytinis langas šviesiai ateina. Ir nubunda paukščiai, dangus parausta ir atgyja viltis, kad viskas dar galbūt pasikartos. Žinau, kad ne. O vis dėlto tikiuosi. Ne taip gyvenčiau senį. Aš nemokėjau net vaikų mylėti. Pasinaudojau jais saviems tikslams. Tai kam aš gyvenau? Jei niekam laimės neatnešiau ir nesukūriau. Valdovų laimė ji visai kitokia negu prastų žmonių. Kitokia? Ne. Tik tai atsisako savo laimės, jei šita laimė nenaudinga jiems. O gal visi taip daro? Atsisako, kai laimė nenaudinga. Bet ar gali būti nenaudinga ir naudinga laimė? Ar žmogus galėtų pasakyti, kas jam naudinga, kas jam nenaudinga? Kai taip guli, žiūrėdamas į tamsą, tai pradėjai suprast, kad nieko nėra. Ir kad žmogus tik tai menka dulkelė visuotinės tamsos okeane. Ar žino jis, koks okeano tikslas? Ir kas yra už tos ribos, kur okeanas su dangum susieina? Mačiau nesikiš, kaip krinta žvaigždės. Prisižiūrėjau aš, kaip miršta žmonės. Ir nieko neįvyksta. Okeanas toks pat didžiulis ir toks pat baisus. Tai mes ne taip jau dideli, kaip manom. Ir netokie galingi, kaip galvojam. Tai kuo tada žmogus laimingas? Kuo? Ar to, kad turi, ima, liečia, mato, ką valgo, myli, girdi, arba jaučia? Tai laimė, žinoma, ir nemaža. Bet štai naktis ateina. Ir tu vienas. Ir supranti, kad visa tai tik niekai. Kad visa tai tavi yra kaip molis. Ir kad nėra kažko labai svarbaus, kad iš to molio nulipdytum laimę. Prakeiktas žodis.
kas jį išgalvojo, kokie širdies kertelėje jis gimė, išaugdamas į troškulį, kurio žmogus negali niekad numalšinti. O man atrodo, tu esi laimingas, kai sėdi taip parėmęs rankom galvą prie savo Lietuvos ir kai galvoji kažką svarbaus, tikriausiai apie ją. Laimingas? Taip. Turbūt šiek tiek laimingas. Bet aš toliau žiūriu. Ir nematau, koksai likimas ateityjos laukia. Aš nieko nematau. Akla tamsa. Galbūt tenai neliks nemenko ženklo iš to, ką aš per didį vargą kūriau. Tai kam tada tos kančios ir tas vargas? Kam tas, kas esu? Arba buvau? O kad ar leista žmogui būtų sugrįžti. Bent vieną sykį grįžti, pasižiūrėti, į ką pavirto jo kančia. Bet ne, tai būtų visiškas žmogaus žlugimas, jo pralaimėjimas ir jo mirtis. Negeras mintis, seni, oi negeras. Neskambios mintis, kaip nevykęs puodas, kurį, kaip tu sakai, reiks sudaužyti. Kada uždarė Kapsuko dramos teatrą, kur mes 6 metus atidirbom. Ir mus apjungė su Klaipėdai, mes atsidūrėm Klaipėdai, nebeatsimenu, po gero pusmečio ar po metų pas mus atvažiavo Povilas Gaidys statyti savo diplominio spektaklio. Jis sėkmingai pastatė, jis buvo paskirtas vyriausių režisieriumi. Ir va taip mūsų likimai susipynė. Paskiria iš pradžių, reiškia, Justinas Marcinkevičius šitą pjesę, šitą dramą Mindaugą atiduoda Vancevičiui, duoda jam pirmą pastatymo teisę. Bet Gaidys dėl to nenusimena ir pasiima taip pat Mindaugą. Ir stato Mindaugą. O mes buvom jauni ir gingi ir mes tą Mindaugą pastatom anksčiau negu Akademinis teatras. Bet mums neleidžia vaidinti jo. Ir mes laukiam, kol išleis Vancevičius Mindaugą. Dar mes pastatom tuomet labai gerą spektaklį, poezijos spektaklį Krintančios žvaigždės. Ir tuomet išleidžia Vancevičius savo spektaklį ir mes išleidžiam. Nu, žinoma, buvo daug striauko ir džiaugsmo, ir striauko, nežinau, kaip tos jausmus pavadinti, kad pamatai įsakymų lentoj savo pavardę ir ne šalia kokio tai kito vaidmens personažo, o šalia Mindaugo. Daug buvo baimės, daug buvo striauko, daug buvo visko. Nežinau, kodėl man Povilas Gaidys davė šį vaidmenį. Gal jis pirmas ir pastebėjo kokias tai mano savybės, kurių gal aš nei pats nemačiau ir nesitikėjau manį esant. O artistas yra labai svarbu vis dėlto vaidmuo. Nepamirškime, kad dar buvo karta, kuri prisiminė
pirmosios mūsų nepriklausomybės laikus, tos smetoninius laikus vadinamus, kada visiems dar buvo gyvas pirmoji deportacija 40 metų, kada buvo pokario vežimai, pokario kovos visos, viskas dar buvo gyva atminty. Dar daug kas neišpasakojimų atsiminė, kas yra nepriklausomybė, kaip mes dabar betraktuotumėm, kas yra laisvė ir visa kita. Buvo viskas dar gyva mumise, tuomet galbūt šitie pastatymai Mindaugas ir Mažvydas atliko bažnyčios kokius tai vaidmenį, jau žmonės pasižiūrėtų, pasiklausyti, pasimokyti, laukia patarimų, kaip gyventi, kaip elgtis ir taip toliau. Nuo to ir prasidėjo. Buvo antras milžiniškas vaidmuo, Mažvydas. Tokia istorija yra, ką aš kalbėjau, kad priklausai nuo režisieriaus ir nuo dramaturgo ir nuo ko tik tai nori. Viename interviu jūs sakote, ir nesimato, ką jūs parodote, bet turbūt jūs ranką pridedat prie širdies, kad į čia turi taikyti teatras. Nesimato, bet jūs kalbate apie teatro esmę. Į širdį taikyti teatras. Ar jau šiais laikais ir į protą? Aš nemanau, kad tik tai vien į širdį ir mes darėm. Buvo ir intelektualus pradas stiprus, bet kągi padarysi, teatras vis dėlto. Tai ne filosofijos katedra. Pirmiausia, jis turi veikti į jausmą, į širdį, per emociją. Ir teatras, ir kinas, jeigu jis visiškai nepalieka mūsų, nesujaudina, tai kam to reikia? Gal ir gražu, gal ir ten kažkas sudėtinga, kažkas surasta, atrasta, kažkas naujo. Jeigu jis nepaliečia manęs, tai aš nežinau, kam todėl. Tada reikia eiti kitur, o ne į teatrą. Per širdį, būtent per širdį. Ir visi geriausi dalykai, visi geriausi mūsų spektakliai. Ir mano vaidmenys, geriausiai, didžiausi vaidmenys, ėjo per jausmą, per širdį. Aš manau, kad to reikalavo ir Povilas Gaidys. Mūsų teatre, būdamas jo vadovu ir statydamas tuos geriausius savo vaidinimus. Per jausmą, be abejo, per emociją, per emociją. Bet tai visiškai nereiškia, kad mes atmetam racionalius dalykus, protą ir visą kitą. Šito neatmesi, nes reikia vis dėlto ir proto, ne tik jausmo, pastatyti gerą veiklą. Klebonija, stalas nukrautas knygomis ir rankraščiais. Vyno butelis, 2 taurės, Mažvydas, Vilentas. O dabar gyvenam Vilentai ir vystam, kaip nušalnotos rudeninės žolės, kurios dar vis atsimena, kad saulė šiltesnė būdavo anksčiau. Jau tamsta Vilentai ant mūsų dirvų. Jau vis dažniau dairausi aruodus, o jie, brolautų mano, nepilni, neužauginta, išbarstyta. Liaukis, tai ką tada šnekėt kitiems? Ne šitaip gyvenimas matuojamas. O kaip? Aš irgi nežinau, tačiau ne šitaip. Mielasis mano, tavo katekizmas arba giesmynas, peržiūrėjau visą, titano darbas. Greičiau Sizifo.
tu žodį iškirtai, kaip akmenį. Taip, dabar tą akmenį į kalną rytų, keliu stumiu, rankos silpsta. Paleis, nugarmės. Ir pagalvoju, kuriems velniams tas pastangos. Martynai. Palauk, žiūrėsiu, ar ilgai lietuviškai sakysi karaliaučiui pamokslus savo. Kol klausys, sakysiu. Aš taip negaliu. Jei tas akmuo, kur, kaip sakai, iškirtom savo žodį, į prarąją nukris, tai mūsų darbas ir mūsų gyvenimas neturi tikslo. Prasmės neturi. Argi ne kvailys? Atsimeni, jaunystėje kartojau, geriau prarasti Lietuvą, nei Dievą. Nepažinau tada, mielasis mano, nei Lietuvos, nei Dievo. Šitiek metų, tarytum karčią metelių arbatą, geriu aš pareigą. Tik pareiga mane čia atvedė ir čia paliko. Vėjau prisipažinti, kad ne Dievui tai buvo pareiga, o žodžiui, kurį reikėjo iš mirties vaduoti, kuriam pavidalą reikėjo rasti, kad jis galėtų amžiuose paliudyti buvimą savo ir galbūt gyvybę. Atsimenu, kaip savo katekizmo išspaustuvės, netverdami džiaugsmų mes kunigaikščiui nunešėm. Ar tu atsimeni, ką jis tada pasakė? Per Dievą, sako, atvesiu Lietuvą į Prūsiją. Ko nepadarė kardas, tą padarys knyga ir Dievo žodis. Ir tai pasakė ne bet kas, o buvęs kryžiuočių ordino magistras. Kokia ironija. Įsivaizduoju, pas savo rankom savo neriesi kilpą. Buvau ketinęs likti karaliaučiui, tačiau po žodžių jau apsigalvojau. Esu čionai, kad pats save atpirkčiau, kad ginčiau žodį. Žodis mano Dievas. Aš čia naudingas būt galiu lietuviams, o ten tik Prūsijos valdovui. Liaukis, mes irgi dirbam. Dirbat. Ką jūs dirbat? Vienintelės lietuviškos bažnyčios nebeišlaikot. Rašto nebemokot. Vaikai girdėjau vokiškai šveplena. Kieno šveplena, o kieno ir ne. Žmonių mums trūksta. Tarp žmonių gyvena. Giesmyno tavo laukiam, kad su juo galėtumėm bent per bažnyčią gintis. Giesmyno. Galbūt jūs laukiate arkangelo, kuris atneš iš Dievo rankų akmeninę knygą. Su įrašu mylėkit savo kalbą ir ją kalbėkit. Viskas, mano mielas, sudėtingiau. Kur kas sudėtingiau. Pats supranti. Ragainis bažnytėlė, ne karaliaučiaus katedra. Kas žino, ką mato kunigaikštis nuo jos bokšto? Ką jis mato? Mūsų neveiklumą, apsileidimą, tingulį ir baimę. Nu, gal jis mato, kad arčiausias kelias į žmogų per jo pilvą. Jo ir eina. Ir užkiša pirmiausia gerklės tiems, kurie lietuviškai dar keiktis moka. O jūs pilnom gerklėm išvebeldžiojat. Mein Lieber, o mein Lieber, danke schön. Blizgučiais apsikarstyt.
Pagalvokite, už ką jūs gaunat. Bet ir tu, Martynai, iš kunigaikščio nulatos prašai, tai šio, tai to, laiškais jį atakuoji. Tai aš ne savo. Matai, kaip gyvenu. Nenutukau. Ne kažin ką ir gaunu. Kai užpernai čia lankės kunigaikštis, tai mano darbo nepagyrė. Ne. Tik tiek ir te pasakė. Lojantis šuva už liūtą miegantį pavojingesnis. Ir liepia antrą pastorių atsiųsti man į pagalbą vokietį. O kam? Tai štai ką mato jūsų kunigaikštis pro Karaliaučiaus katedros vitražą. Bet aš kovosiu, Vilentai, kovosiu, aš grumsiuos dėl kiekvieno žodžio, laikysiu, kelsiu, stumsiu, risiu į kalną, kaip tas Sizifas, akmenį. O galgi tas akmuo Sizifui ne bausmė, o laimė, ne kančia, o džiaugsmas. Gal be to akmens gyvenimo nebūtų. Tas laikas buvo gyvas, skaudus ir visiems aktualus. Lietuva buvo šventas žodis. Dabar ten, kur reikia ir kur nereikia, jis valkiojimas. Laisvė, Lietuva, mes jau nebežinom, kas ten, kas su kuo valgoma ir kaip daroma. Aš atsimenu, kad Mažvydą mes paskutinį kartą, gal ne patį paskutinį, vaidinom Šilutėje. Jau atgimimo metais. Dar buvo anšlagas, dar žmonės Lietuva, stojus, visa salė stojo ir tylėdami, ir plojo. Dar buvo šventas daiktas. Prasidėjo sąjūdis, prasidėjo spauda, prasidėjo šitie dalykai, sakau, kasdien valkiojimų, kaip kasdienis daiktas ir staiga publika kaip užpjauta. Nebereikia, yra gatvė. Čia visi reikalai prasidėjo. Tuoj užtems saulė Severių. Matils paukštelį. Pašiurps vėjas, medžius ir žoliai. Bet tu neįsigask, Severiutė. Saulelė ir vėl patekės. Daug baisiau, kada užtemsta švieselė žmogaus širdyje. Viešpatie duok, kad tau niekada neapkarstų kitą žmonių ir Dievo pasaulis. Pasilgsti. Kai kas sako, tai ko tu pasilgsti, kokia čia nostalgija, bolševizmų jauti? Bolševizmui aš nejaučiu nostalgijos, aš per daug nuo jų nukentėjęs, kad aš galėčiau jausti nostalgiją. Bet to judėjimo, to darbo, tos veiklos. Argi mes tuomet galvojom, kaip atgauti jėgas, argi apie tai buvo, galbūt dabar susimastytumėm, kaip čia dabar pailsėjus, kur čia išvažiavo. Tuomet buvo sveikatos ir reikėjo dirbti. Tas ir buvo, antra vertus, juk žiūrėkite, kokie filmavimai, nuo Baikalo iki Berlyno. Iki Berlyno, nes už sienos manęs nebeišleisdavo. Nevajaznoj parink, kaip jie sakydavo. Vat, suprantat, toks dalykas. Maskva, Peterburgas, Kijevas, Krymas, ten, sakau, net iki Baikalo, iki Nižnė Angarsko, kur ten.
Ir norėčiau šiek tiek apversti jūsų pasakymą, kad aktorius kaip nieka kaip ta profesija priklausanti nuo visko tarsi. Taip. Bet užkopus į kalną, ar pakilus, tam tikrą prasme situacija apsiverčia. Ir mes visi esam priklausomi nuo jūsų. Kuria prasme? Žiūrovai, Nu, gerbėjai. Ir jeigu jūs dabar vėl skraidytumėte kaip kažkada jaunystėje, tai mes nesustiktam Danės krantiniai ir nekalbėtumėm šiaip su apie gyvenimą, apie praplaukiančius laivus. tai gerai ar blogai? Man tai gerai. Nežinau. Jeigu būtų kitaip, irgi būtų gerai, susitiktumėm. Paukštė yra viskas. Likimas, nutikimai, istorija, praeitis, meilė, neapykanta, sarkazmas, lyrika, velniai žino kas dar. Artistas daugiaveidis, lengvas senovės graikų dievas protėjas, nuolat besikeičiantis, tampantis, atgimstantis, besiformuojantis, vienintelis, nepakartojamas, mylimas. Talentingas artistas. Labai jums ačiū, geroji mūsų publika. Bet jūs man dėkojate, aš jums dėkoju, aš noriu padėkoti Sigučiui Ječėnui už tos gražius darbus, kuris mūsų kultūroje, mūsų miesto kultūroje padarė. Tai mes jau pradedam jūs sveikinti. Nekalbėkime geriau apie tai. Kaip amžinatilsį Justinas Marcinkevičius, mūsų didis poetas, sakė, jubiliejus tai yra stichiniai nelaimiai. Tai ačiū, kad radot laiką. Dar kartą. Ačiū labai. Abejoju, labai. Aš matau. Cirtų gavo, tėvelį. Saulėtas geltonas pavasaris. Koks sveikas. Moku kalbėti. Ne šitą.